Labą dieną, kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą. Šiandien matysite. Pastarųjų metų tendencija nesikeičia, gyventojų Lietuvoje sparčiai mažėja. Paminėta tarptautinė neįgalių žmonių diena. Ignalinos gimnazistai mokosi valdyti stresą. Kokie buvo pirmieji 3-ojo amžiaus universiteto Ignalinoje veiklos metai? Ignalinoje iškilmingai baigtas auksinio proto žaidimas. Ignalinos krašto muziejuje pristatyta nauja ekspozicija. Pristatyta menininko Gvido Koveros fotografijų paroda. Kalvystė vienas iš seniausių amatų, tačiau šiandien šis amatas tarsi atgimsta. Nieko naujo nepasakysime, teigdami, jog Lietuvoje mažėja gyventojų, miesteliuose ir kaimuose gyvena daugiausia pensinio amžiaus žmonių, o jaunos šeimos emigravo ir tebevyksta gyventi ir dirbti į užsienį. Gimstamumo rodikliai Lietuvoje nedžiugina, vaikų gimsta mažiau nei miršta žmonių. Ši tendencija nesikeičia jau daug metų. Ignalinos savivaldybėje šių metų lapkritį gyveno 16 334 gyventojai, o praėjusiais metais skaičiuojama 472 ir tai beveik 3% daugiau. Pažiūrėjus mūsų rajono statistiką gimusių, mirusių ir susituokusių, išsituokusių skaičius, tai viskas eina mažėjimo linkme. Jeigu 2015 metais gimė 130 vaikų, tai šių metų, per 11 šių metų mėnesių gimė tik tai 101 vaikas. Mirčių, žiūrėkim, 2015 buvo 405 mirtys, o šiais metais turime 297 mirtis. Dar viena nesikeičianti tendencija, kasmet miršta vis daugiau žmonių ir jau 3 metus iš eilės dažniausia mirties priežastis kraujotakos sistemos ligos. Antroje vietoje piktybiniai navikai, trečioje išorinės mirties priežastys. Daugiausia mirčių amžiaus grupėje 85 ir vyresni bei 75-84 amžiaus grupėse. 2015 metais rajone susituokė 112 porų. Tuo tarpu šiemet turim tik tai 79 poras. Iš tokių buvo 2015 metais 46 poros, o šiais metais 37 poros. Besituokiančiųjų šiais metais amžiaus vidurkis 27-29 metai. Nei šiemet, nei praėjusiais metais neregistruota garbaus amžiaus susituokusių porų, nors ankstesniais metais registruoti susituokę 70-mečiai ir vyresni, teigė Milda Mačėnienė. Beje, iki šių metų pabaigos, kaip numatyta įstatyme, dar yra laiko patikslinti duomenis apie bažnytinės santuokas. 1992-2001 metais bažnyčioje susituokusios poros ir apie tai nepranešusios civilinės metrikacijos skyriams, tai turėtų padaryti iki šių metų pabaigos, nes visos santuokos turi būti įtrauktos į valstybinę apskaitą. Pavėlavus ar to nesuskubus padaryti iki 2017 sausio 1 dienos, bažnytinė santuoka civilinės metrikacijos skyriuje atgalinė tvarka nebus registruojama. Tie sutuoktiniai, kurie kreipsis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl tokios santuokos įtraukimo į apskaitą iki 2016 metų gruodžio 31 dienos, jų santuoka bus laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai faktiškai įvyko jų santuoka bažnyčioje. O jeigu vienas iš sutuoktinių yra miręs, tuomet jų santuoka yra atkuriama. Nuo 2017 metų sausio 1 dienos tvarka keisis ir į apskaitą bažnytinę santuoką bus galima įtraukti tik abiems gyviems esant sutuoktiniams ir jų santuokos data jau bus nuo tos dienos, kada jie kreipsis į civilinę metrikaciją. Ir dar šiek tiek informacijos apie vaikus, tiksliau jų vardus. Lietuvoje šių metų pirmąjį pusmetį populiariausi vaikų vardai – Lukas, Dominykas, Matas, Jonas, Jokūbas, mergaičių – Emilija, Viltė, Gabija, Ema, Austėja. Beje, Emilija ir Lukas buvo pirmose vietose ir 2015-aisiais. Ignalinoje pasirinkti vardai – Dominykas, Dovydas, Danielius ir kiti. Paulius, Dilanas, Gajus, Motiejus, Kasparas, Einoras, Emilis, Nojus. Dabar jei mergaičių vardus pažiūrėsime, tai
populiariausias Lėja. Iš jų 3 mergaitės pavadintos Auksės, 2 Viktorijos, Emos, Fausta ir likusios po 1. Luknė, Mingailė, Augustė, Stela, Mėta. Žodžiu, gražus tokie lietuviški vardai. Pasak Mildos Mačėnienės pastaruosius 4 metus rajone pasirenkami seni Lietuvoje buvę populiarūs vardai – Juozas, Jonas, Agota, Gabrielius, Pijus, Simonas. O naujesni vardai šiais metais rajone – Klėja, Nemunė, Egilijus, Elija. Gruodžio 6 dieną Ignalinoje prasmingai paminėta Tarptautinė neįgalių žmonių diena. Šventinis renginys vyko Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centre Ignalinoje. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena tai tarsi priminimas visuomeniai, kad šalia sveikų gyvena ir specialių poreikių turinti žmonės, kurie nori ir gali save išreikšti, būti naudingais, prasmingai veikti. Neįgaliųjų draugijos Ignalinos skyriaus nariai juos vienijančią dieną paminėjo gruodžio 6-ąją. Tradiciškai tai dieną jie parengė rankdarbių parodą ir dovanojo koncertą. Tikrai darbelių gražių, nuostabių yra ir piešinių, ir šiaip iš odos, tų sagių, apyrankių, šalikų prinerta moterų. Po šventės galėsit užeit, pasižiūrėti. Autoriai papasakos, kaip pagaminti, iš ko pagaminti tie darbeliai. Draugijos skyriaus vadovė Regina Slabadienė visiems linkėjo gražaus švenčių laukimo, sveikatos ir ištvermės. Ji pasidžiaugė, kad draugijos nariai aktyviai dalyvauja kultūrinėje ir meninėje veikloje, pagal išgalę sportuoja, keliauja, naudojasi kirpyklos, skalbyklos paslaugomis, lanko mankštos užsiėmimus. Pirmininkė dėkojo naujiems ir labai aktyviems Palūšėje gyvenantiems draugijos nariams Broniui ir Reginai Šatkauskams, kurie daugelį žmonių subūrė įtraukė į meninę veiklą. Visiems bendradarbiaujant buvo sukurtas ir dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centrui dovanotas puikus paveikslas, kuris padarytas iš kiaušinių dėklų. Džiugu jūs matyti aktyviai sportuojančius ir meno jūsų kolektyvą, tai iš ties jau jūs esate ir profesionalai, galima sakyti, o ne tai, kad mėgėjai. Ir linkiu aš jums stiprybės, sėkmės, svarbiausia geros sveikatos, gerų ateinančių švenčių ir žinoma veiklos. Toliau vystykit savo veiklą ir būkit tvirti ir stiprus. Na, o artėjant naujiesiems, norėčiau jūsų draugijai savivaldybės išleistą metų kalendorių, kadangi jūsų įstaigoje turbūt ras deramą vietą šis papuošalas. Ir saldžią dovaną prie arbatos jums visiems. Ačiū labai. Pasivaišinti. Neįgaliuosius sveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Natalija Truchina. Dienos centro vadovė Roma Ksenzovienė visiems linkėjo sveikatos, gražių susitikimų, bendro sutarimo ir pagarbos vienas kitam. Po sveikinimų savo bičiuliams ir svečiams iš širdies dainavo neįgaliųjų ansamblis Putinas bei liaudiškos muzikos kapela Putinėlis. Vėliau draugijos nariai maloniai bendravo vakaronėje. Stresas yra tapęs nuolatiniu šių laikų žmogaus palydovu. Jį nepriklausomai nuo amžiaus patiria dauguma žmonių, o nuolatinė įtampa gali labai pakenkti sveikatai, todėl labai svarbu išmokti stresą valdyti. To Ignalinos gimnazijos 3 ir 4 moko docentas, socialinių mokslų daktaras, psichologas Arvydas Liepuonius. Nors daugelis vyresnio amžiaus žmonių pasakytų, kad jaunystė nerūpestingas metas, mokinių gyvenime streso netrūksta, o susidoroti su juo pavyksta ne visada. Jau antrą kartą Ignalinos gimnazijoje svečiuojasi ir su 3 ir 4 klasių gimnazistai susitinka psichologas Arvydas Liepuonius. Šie susitikimai su vyresniųjų klasių gimnazistais padiktuoti ankstesnių metų rezultatų analizės.
Kiekvienais metais, mokslo metais, rugsėjo mėnesį mes visi kartu aptarėme mūsų mokinių, abiturientų brandos egzaminų rezultatus. Pasižiūrime, kaip jie atrodo Respublikos mastu, kaip atrodo rajono mokinių, kitų rajono mokinių atžvilgių ir, kas svarbiausia, įvertiname mokinį patį su savimi. Tai yra pasižiūrime, koks jo metinis įvertinimas ir koks jo brandos egzamino įvertinimas. Ir šiemet pastebėjome, kad dalis mokinių liktai ir galėtų brandos egzaminus išlaikyti geriau, bet rezultatai rodo ką kitą. Tai vat išanalizavę mes nustatėme ir galvojame, kad viena iš priežasčių tai yra negebėjimas valdyti streso. Pagrindinis tikslas yra turbūt padėti moksleiviams įveikti stresus, kurie laukia jų gyvenime. Kaip mes žinom, mokykla išvis išgyvena stresus visur, ne tik Lietuvoje, tarp kitko ir kitose valstybėse, ir Europos valstybėse, kraštuose, o mokykla kartais išvis vadinama streso fabriku. Pavyzdžiui, vokiečiai vadina, reiškia, kadangi tai yra ir mokytojams iššūkis, jie nori geresnių rezultatų, moksleiviai nori geresnių rezultatų, jų tėvai nori, seneliai, kaimynai, jie patys labai nori. Ir vien tas, sakykime, problematika jau sukuria tokią situaciją, kada žmogus turi truputėlį susipažinti su žiniom, su informacija, kuri padėtų įveikti tokius iššūkius. Ir kasdienėme gyvenime streso netrūksta, o dar daugiau jo patiriama artėjant brandos egzaminams. Jeigu pridėtume gyvenimo kelio pasirinkimas, ne tik sėkmingas egzaminų išlaikymas jų kelyje, pirmosios meilės, pirmieji nusivylimai, sakykime, materialiniai nepritekliai galimi ir taip toliau ir panašiai, žinoma, tai viskas susideda į pakankamai tokį nemažus iššūkius. Įtampa, nerimas patiriami nepriklausomai nuo amžiaus, o suvaldyti savo emocijas, įveikti užklupusį stresą ne visada pavyksta ir suaugusiesiems. Net ir suaugusiems mums visiems aktuali ta problematika, sakykime, emocijų valdymas arba susitvarkymas su įtampomis, su nerimu, kuris laukia mūsų, kaip matome, nesibaigęs mokyklos suolų. Gyventi be streso neįmanoma, nes tai reakcija lydinti prisitaikymą prie įvairių pokyčių. Tačiau galima išmokti kontroliuoti savo reakciją. Mes dar mažokai galbūt kalbėjome apie metodus, streso įveikos metodus konkrečius ir taip toliau, bet laikausi tokios pozicijos, kad pradžiai gal apskritai supažinti jaunus žmonės su tuo svarbu, kas yra, kas tas per mūsų objektas, tas iššūkis ir, kaip sakyti, nes tas supratimas, streso apskritai supratimas yra kaip toks irgi yra labai svarbu. Šie susitikimai ne tik paskaitos. Jų metu gimnazistai gali ir diskutuoti, ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Jie labai noriai diskutuoja, gal su klausimai būna pabaigoje dažniau taip tokie, bet jie replikuoja, komentuoja, tas man yra labai malonu. Dialogas vyksta iš tikrųjų. Gaunu namų darbų tą prasme, kad aš iš vis mėgstu improvizacinį stilių ir kai pamatai auditoriją, tada gimsta planas, kaip toliau dirbti. Tikrai nėra užbrėžtų griežtai planų. Aišku, struktūriniai dalykai tokie pirmą supažindint, sakykime, antrą pabandyti jau ir praktiškai kažką paveikti. Tai iki praktikos dar toloka, jeigu taip žiūrėti. Moksliškai, tai galima sakyti, mes dabar esam tokio mentalinio treningo pozicijoje, ne kokio ten, reiškia, emocijų treniravimo, kur jau reikalinga praktika didesnė, čia yra mokyklinė aplinka, gal intimesnė aplinka, mažesnės grupelės būtų reikalingos. Tai aš ateičiai galvočiau, kad galbūt čia labiau tos temos populiarinimas yra ir dar pasakymas kitaip, negu kad pedagogas, kad pasako. Norą dalyvauti susitikimuose su psichologu ir mokytis valdyti stresą pareiškė 60 gimnazistų. Visi mokiniai, kurie dalyvauja šiuose mokymuose, nori patys to, su jais buvo tartasi, kalbėta ir mokomės valdyti stresą. Tai kiek mokinių panoro dalyvauti tuose susitikimuose? Turime apie 30 mokinių trečiokų ir tiek pat ketvirtokų. Kadangi norinčių išmokti valdyti stresą tiek daug, psichologas Arvydas Liepuonius su 3 ir 4 klasių gimnazistais dirba atskirai. Kadangi tie mokymai yra tęstiniai, mes manome ir psichologas tą patį kalba, kad tai nėra vienos dienos užsiėmimas, rezultatas negali būti greitas, todėl prisijungti jau dabar mokiniai nebeturi galimybės, nebent tai būtų pagal poreikį kažkoks kitas etapas. O ką apie šiuos susitikimus su psichologu mano juose dalyvaujantis gimnazistai?
kaip Ignalina, nesam didelis miestelis, nesam klestintis ir mums labai trūksta tų pokalbių apie tokias temas, kurias paprastai per pamokas nešneka, bet tai taip pat yra vienodai svarbios temos. Ir to tikrai trūksta ir labai smagu, kad tokie žmonės atvažiuoja ir mums padeda iš tikrųjų. Tai apie ką daugiausia kalbatės su psichologu? Apie streso valdymą, apie nusiteikimą, apie streso, kiek tas stresas mums padeda, kiek tas stresas mus neigiamai veikia. Ta prasme, kad stresas nėra vien blogas dalykas, kad tai yra kartu ir geras dalykas. Faktas, kad kuo anksčiau ta informacija yra išgirstama, tuo geriau, nes tu ją gali iš anksčiau pritaikyti, anksčiau su tuo susigyventi ir susivokti. Ar reikalingi tokie susitikimai? Manau, kad taip. Kodėl? Sužinom kažką naujo, ką galim pritaikyti gyvenime ir tiesiog nėra sausa teorija. Aš irgi manau taip, nes mes sužinom daug apie stresą, kaip jį valdyti ir koks jis yra. Na ir ką jūs sužinojo tokio, kas jums praverstų kasdieniam gyvenime susiduriant su kasdieniam problemom? Jog stresas nėra vien blogas, jis suteikia ir gerų emocijų. Stresas gali būti ne tik blogas ir gali kartais net padėti kai kuriuose situacijose. Na, ar reikėtų daugiau tokių susitikimų, ar jau antro susitikimo užtenka? Kuo daugiau, tuo geriau, nes vis tiek nauji dalykai, kažkas naujo, nauja informacija ir tiesiog įdomu. Aš irgi manyčiau taip, nes kiekviena patirtis daro gerą. Mums to labiausiai reikia. Kad mokiniams tokie susitikimai reikalingi, patvirtina ir gimnazijos direktorė. Todėl šią savaitę vykęs antrasis susitikimas su psichologu dar ne paskutinis. Mes tarėme su psichologu, kad jis pasakys, kiek dar jų reikėtų. Dabar tai yra antrasis užsiėmimas, galbūt jų dar bus 2 arba 3. Po pirmojo karto kalbėjome su vaikais, ar jiems to reikia, ar tai jiems patinka, ar tai jiems tinka. Taip, jiem tai tinka. Ar koks bus rezultatas iš to, dabar vertinti yra anksti. Palauksim, žiūrėsim. Tad laikas parodys šių susitikimų rezultatus. Kiek daugiau nei prieš metus Ignalinoje veiklą pradėjo 3-ojo amžiaus universitetas. Apie tai, kokie buvo pirmieji šio universiteto gyvavimo metai, kalbėjomės su Ignalinos 3-ojo amžiaus universiteto direktoriaus pavaduotoja Loreta Aleknienė. Psichologai teigia, kad žmonės, kurie domisi naujovėmis, nori mokytis ir išmokti ką nors naujo, bendrauti, yra aktyvūs, gyvena ilgiau nei kiti, nes jaučiasi laimingesni. Tad nieko keisto, kad pastaraisiais metais Lietuvoje populiarūs tapo 3-ojo amžiaus universitetai, kuriuose mokosi ir įvairiose veiklose dalyvauja daugiau nei 10 000 vyresnio amžiaus žmonių. Prieš metus 3-ojo amžiaus universitetas ėmė veikti ir Ignalinoje. Kokiegi buvo pirmieji šio universiteto veiklos metai? 3-ojo amžiaus universitetai dabar ypatingai gausiai steigėsi Lietuvoje, nors pats vyriausias ir tikriausiai solidžiausias yra Medardo Čoboto Vilniuje įsikūręs universitetas, kuris šiemet jau paminėjo 21 metus. Tai vat galit palyginti tų mūsų 1 metų reikšmę. Bet aš manau, kad mums ir ignaliniečiams tai yra tikrai jau nemažai. Nes nuveikta nemažai, susitikta daug, kalbėta, mokytasi, bendrauta, keliauta. Tikriausiai vienas iš geriausių dalykų tai yra bendravimas čia. Kai prieš metus Ignalinos viešojoje bibliotekoje veiklą pradėjo 3-ojo amžiaus universitetas, ne vienas būsimasis klausytojas kalbėjo apie tai, kad jau seniai jo laukė. Tačiau Loreta Aleknienė, prisimindama universiteto veiklos pradžią, užsiminė ir apie tai, kad tuomet buvo ir nerimo. Kai pradedi realiai įgyvendinti, pasidaro lyg ir baugoka, o gal nepavyks, gal žmonės nepatikės, gal jiems nereikia, gal čia tik tai keleto žmonių pageidavimas ir noras. Tačiau per metus šis noras neišblėso, o išaugo. Praeitį metą tai nebuvo niekada tokių didžiulių pakilimų šituose namuose, bibliotekoje, tai kažkas tai tokio. Viskas yra įdomu, jeigu užtektų laiko, pavyzdžiui, man laiko neužtenka, aš dar dirbant esu, tai jeigu būtų laiko, aš čia viską mokyčiausi, nes viskas yra labai įdomu. Pirmieji veiklos metai parodė, kad 3-ojo amžiaus universitetas reikalingas ne tik pačioje Ignalinoje, bet ir toliau nuo rajono centro gyvenantiems žmonėms. Registruotų yra 115. Bet aktyviai lankančių yra šiai dienai yra 96. Yra ir iš rajono. Atvažiuoja ir iš Kazitiškio, ir iš Dūkšto atvažiuoja, ir Linkmenų,
įvairiai, labai įvairiai. Ir ignaliniečiai, didžioji dalis tai yra ignaliniečiai. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, neretai lankantis kelių fakultetų užsiėmimus, džiaugiasi jo veikla. Aš tai lankau anglų, italų, kompiuterių, jeigu būna, reiškia, kas čia dar. O neatsimenu. Ir visas paskaitas, kokie atvyksta skaityti, reiškia, kokie lektoriai. Abejonių dėl to, kad toks universitetas Ignalinoje reikalingas, neliko. Tačiau jį kuriant teko įveikti nemažai iššūkių. Pirmiausia, reikėjo pertvarkyti bibliotekos erdves ir įrengti klases, kuriuose galėtų vykti užsiėmimai. Apsispręsti, kokie fakultetai veiks ir kas jiems vadovaus. Dekanai, iš tikrųjų žmonės, kuriems reikia nuoširdžiai padėkoti, nes jie visus metus dirbo savanoriškais pagrindais, be jokio atlygio. Pats didžiausias atlygis tai jiems šypsena ir žodis ačiū. Ar sunku buvo surasti tuos žmonės, kurie imtųsi tokios veiklos? Tikrai buvo nesunku. Gal daugiau savyje buvo tų barjerų kreiptis į žmogų ir prašyti, ar gali dirbti be atlygio, negu kad rasti tuos žmonės. Iš tikrųjų, žmonės atsirado labai greitai ir nei vienas nepasakė, kad aš nedirbsiu už dyką. Savanorystė dabar yra madinga, aš stengiuosi neatsilikti, eit koja kojant su pasauliniam tendencijom ir mūsų bibliotekai savanorystė nėra naujiena. Aš mokau tik dėl žaidimo, dėl tokio malonumo, nes aš Ignalinoje dažnai būnu, aš ignalinietė nuo gimimo iš šaknų. Nu ir va šitom damom iš senų laikų pažįstamom ir iš naujų laikų pažįstamom padedu žaisti itališkai. Vadinasi, jums tai irgi malonumas? Taip, savirealizacija šiokia tokia. Šiemet Ignalinos trečiojo amžiaus universitete veikia 8 fakultetai. Pirmieji veiklos metai parodė, kad jie klausytojams reikalingi ir įdomus, nors nedidelių pasikeitimų vis dėlto yra. Buvo gamtos ir namų ūkio fakultetas. Namų ūkio lyg ir nepasiteisino, jis liko gamtos fakultetas, puikiai vadovaujamas Prano Zubricko, tikrai įdomiai susitikę jie bendrauja. Pernai, pavyzdžiui, jie ėjo žiūrėti, kaip atrodo mūsų ignalinietiškas mineralinis vanduo. Ėjo paukščių klausytis. Na, jie siejo viską su gamta. Šiemet jie jau pradėjo nuo pažinties su žolelėmis, su žolelių arbata. Kitas buvo literatūros ir muzikos fakultetas. Buvo noras liktai turėti 2 ir literatūros ir atskirai muzikos fakultetas. Kol kas yra likęs tik tai literatūros fakultetas, tai jeigu atsirastų norintis vadovauti muzikos fakultetui, tai būtų muzikos fakultetas, bet kol kas jis yra našlaitėlis ir nevyksta. Muzikos fakulteto pasigenda ir universiteto klausytojai, su nostalgija prisimenantys pernai vykusius užsiėmimus. Viskas yra labai įdomu. Kaip dainavimas buvo šaunu, dainavom. Romansus, kaip buvo šaunu. Ir muzika, ir dailė domina vyresnius ignaliniečius, norinčius ir išmokti ką nors naujo ir lavinti savo kūrybinius sugebėjimus. O kad tai daryti niekada nevėlu, liudija muziejuje eksponuojama Danutės Balinskienės darbų paroda. Kūrybinga ir veikli moteris, dalyvaudama trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimuose, susidomėjo aplikacija. O susidomėjimas virto visų ciklų šią techniką atliktų darbų, kurie ir eksponuojami parodoje. Prieš metus, kuriant universitetą Ignalinoje, buvo svarstoma, kokių fakultetų ignaliniečiams reikia, o pradėjus antruosius veiklos metus jau galima kalbėti apie populiariausius fakultetus. Patys gausiausi tai yra kalbų fakultetai. Kuo labai nustebau, kad žmonės vis tik nori išmokti kitų kalbų. Mokomasi anglų, vokiečių, italų kalbos. Mes tą italų kalbą mokomės be kažkokio įsipareigojimo, nei dėl egzaminų, nei dėl diplomo mes mokomės tik tai, kad būtum pajutęs, kad ir aš kažką tai čiupinėjau tą italų kalbą, nes aš mokinausi irgi ne dėl to, kad kitus mokyt, bet kai išvažiuoju ir pagaliau vieną kalbą dar pramokai, tai reiškia dar kartą esi žmogus. Tai kažkiek tai pasijust, nes mokėmės ten mokykloje vokiečių, gyvenime dar kažkokių įmamės. Na štai ir italų kalba graži, skambanti. O tai, kad populiariausias Ignalinos trečiojo amžiaus universitete dėstomas dalykas anglų kalba,
Užsienio kalbų fakulteto dekanės Vidos Sekonienės nuomonė lemia ne viena priežastis. Galima galvoti loginiu mąstymu, kad vaikai, anūkai užsienyje viena kategorija. Kita kategorija mėgstančiųjų keliauti, kurie gali išvažiuoti dažnai ir pasigenda tų žinių. O visus vienyje bendras poreikis bendrauti, išeiti iš namų, susirasti bendraminčių, gerai praleisti laiką. Na, o kaip pavyksta sutalpinti visus norinčius? Todėl anglų kalbos klubas vyksta 2 kartus, kiekvieną trečiadienį 2 kartus. Ir dėstome tą patį medžiagą, nes 25 žmonių neturim galimybės. Vienu metu be to ir mokymo procesas būtų labai sudėtingas su tiek daug žmonių. Pakalbinti universiteto klausytojai sakė, kad mielai mokytųsi dar ir prancūzų, ispanų kalbų. Tačiau ne tik užsienio kalbų noriai mokosi vyresni ignaliniečiai. Literatūros fakultetas labai gausus yra kompiuterinių technologijų fakultetas. Čia labai džiaugiuosi mūsų žmonėmis, nes tikrai tobulėja, drąsūs, kai kurie ateina visai nedrįsdami to peliuko paimti į rankas, o paskui įsigyja savo planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną ir jaučiasi labai saugiai ir tvirtai. Į pagalbą senjorams, besimokantiems perprasti šiuolaikinės technologijas ir susidraugauti su jomis, atėjo gimnazistai, kurie keletą mėnesių kas savaitę rasdavo laiko susitikti su 3-ojo amžiaus universiteto klausytojais. Tai kaip kilo mintis imtis pagalbos 3-ojo amžiaus universitetui? Mes patys pasisiūlėme savanoriauti bibliotekoje, kažką padėti ten ir mums pasiūlė ateiti ir padėti pagyvenusio amžiaus žmonėms naudotis kompiuteriais. Tai kiek buvo jūsų tokių atėjusių į pagalbą? Iš tikrųjų, kartais keisdamės, tai jeigu taip skaičiuojant, tai gal 10 kokių tai tikrai susidarė. Na ir kaip dažnai eidavot į biblioteką ir pagelbėdavot šituose užsiėmimuose? Tai eidavom kiekvieną antradienį apie 2-3 mėnesius. Vyresni žmonės labai mėly būdavo ir labai gerai su jais tardavom, labai linksma būdavo, jie pajuokaudavo, mes pajuokaudavo, tai smagu. Apie pagalbą 3-ojo amžiaus universiteto klausytojams sako Ignalinos gimnazistai. Šis bendradarbiavimas buvo naudingas ir vieniems, ir kitiems, nes davė puikią progą geriau pažinti kitos kartos žmonės, artimiau pabendrauti. O gimnazistai 3-ojo amžiaus universitete laukiami ir šiemet. Labai smagu, kad sulaukėme ir šiemet mes laukiam. Tik tegul ateina ir padeda, savanoriauja, nesvarbu, kuriame fakultete. Netikslu būtų sakyti, kad 3-ojo amžiaus universiteto klausytojai laiką leidžia tik prie knygų ir klauso paskaitų. Jie mokosi ir keliaudami. Štai turizmo fakulteto klausytojai per 1 metus į išvykas ir keliones leidosi ne kartą. Jie pernai keliavo į turizmo parodą, buvo suorganizuotos kelionės, lankė bokštus, Anykščių lajų taką. Taigi rengiami susitikimai su keliautojais, su tokiais žymesniais kelionių žmonėmis. Šio universiteto klausytojai keliavo ne tik po Lietuvą. Sekdami lietuviško paveldo pėdsakais, jie vyko į kelionę, kurios metu aplankė Estijos, Latvijos ir Švedijos sostinės. Domėjosi Baltijos šalių etnografinio paveldo skirtumais ir panašumais. Per 1 universiteto gyvavimo metus nuveikta tiek, kad galima tik pavydėti. Beje, pasidžiaugti galima ne tik gautomis žiniomis, vykusiais renginiais ir kelionėmis. Vos 1 metus veikiantis Ignalinos 3-ojo amžiaus universitetas šiemet sužibėjo spalio pradžioje Visagine vykusioje 2-ojoje Lietuvos 3-ojo amžiaus universitetų sporto universiadoje, kurioje be ignaliniečių dalyvavo komandos iš Vilniaus, Druskininkų, Mažeikių, Rietavo, Pasvalio, Utenos, Zarasų. Dar nebuvo prasidėję mokslo metai, tai buvo rugsėjo mėnuo. Ir mūsų negausi moteriška komanda nuvažiavo į Visaginą. Aišku, suvažiavo daug komandų iš įvairių miestų, universitetų. Jie jau turėjo ir aprangą, ir vėliavas, ir šūkius, ten atributiką įvairiausią. Mūsų komanda nuvažiavo tik su puikia nuotaika ir noru gerai praleisti laiką. Ir ką jūs manot, 7 moterys, visos grįžo su medaliais, kai kurios grįžo net su 2 medaliais. Kitąmet Lietuvos 3-ojo amžiaus universitetų sporto universiada vyks Mažeikiuose
Ir ignaliniečių komanda neabejotinai joje dalyvaus, sakė Ignalinos 3-ojo amžiaus universiteto direktoriaus pavaduotoja Loreta Aleknienė. O planų ir svajonių yra ir daugiau. Svajoji, sieki, kada pasieki, tai atrodo taip ir turi būti, atsiranda nauja svajonė. Ir jinai ne viena atsiranda iškart kelios, nes žmonių nemažai, pasiūlymų daug, minčių daug ir tada tik spėk atsirinkti, kuri mintis, kuri svajonė reikia imti ir įgyvendinti. Žinoma, jeigu kažkas mums dar ir pagelbėtų įvairiai, ir finansiškai, jeigu kas norėtų labdaros, pavyzdžiui, labdaringai, galbūt kažkas norėtų, pavyzdžiui, maikutes padovanoti mūsų būsimai universiadai, galbūt vėliavą mums sukurtų ar padovanotų. Na, labai įvairių formų gali būti. Tai žinoma, mes būtume labai dėkingi ir džiaugtumėmės ir didžiuotumėmės, kad va štai mus palaiko, mus remia. Tad galbūt atsiras norinčių vienaip ar kitaip paremti 3-ojo amžiaus universitetą, kuris per 1 metus jau spėjo įrodyti, kad ignaliniečiams yra tikrai reikalingas. Net labai reikalingas, todėl kad žmonės užsidarė jau, taip sakant, vyresniam amžiui būtų užsidarę savo namuose ir tik tai jau dejuotų ir valdžia keiktų. O čia šiek tiek pabendraujame su kolegomis, išeiname. Na, nemažai yra tokių, kurie sako, kad nėra ką veikti Ignalinoje, kad nėra kuo užsiimti. Ne, jeigu nenori, tai niekur nebus ką veikti. Čia nuo žmogaus priklauso, ar jis domisi ko nors, ar kaip ligoniai skyriuje guli. Man labai graudu žiūrėti vyresnio amžiaus guli, labai žiūri, jiem nereikia nei knygos, nei radijos, nei televizorius, niekas neįdomu. O kol dar įdomu, reiškia, dar esame tik 2 amžiaus, ar ne 3. Ignalinos rajonas statistiškai yra pats seniausias Lietuvoje. Tai yra žmonės, kurie, kada ateina tas laikas, kada lieka namuose, jie neturi savęs kur parodyti, realizuoti. Tikrai didelę klaidą daro žmonės, kurie užsidaro namuose ir gailisi patys savęs. Man labai gaila tų žmonių, kurie nepasitikė savim ir uždaro save namuose, savo bute ar savo kieme ir niekur neišeina, nieko nesidomi. Čia yra viena iš tikrai didelių galimybių, kur tavęs niekas nevertina, ką tu išmokai, kiek tu išmokai, tu ateini viską tik dėl savęs. 3-ojo amžiaus universitetas tai yra galimybė, didžiulė galimybė ir aš siūlau ir kitiems susidomėti įvairiomis mūsų 3-ojo amžiaus universiteto veiklomis, nes tikrai ras kiekvienas pagal poreikį ir nebijoti užeit, klaust, sekt įvykius, galbūt internete, galbūt klaust bibliotekos darbuotojų, nes mes kviečiam visus. O nerimaujantiems dėl to, kad tai brangi pramoga, galima pridurti. Mūsų stojamasis mokestis žmogui yra tik 5 eurai, o nario mokestis metams tai yra 2 eurai. Norint tapti 3-ojo amžiaus universiteto klausytojų, nebūtina laukti spalio mėnesio. Tai padaryti galima, kad ir šiandien. Gali įsijungti į veiklas nesvarbu kada. Manau, kad svarbu, kad tai būtų noras save tobulinti, save atrasti ar paprasčiausiai rasti savo malonų laisvalaikį. Jeigu mes norim pabėgti nuo Alzheimerio, tai turim save tobulinti. Vadinasi, mes ruošiame save ilgam ir laimingam gyvenimui. Suėję čia bendrauja, tai yra puikia nuotaika, juokiasi, kalbasi, atranda naujų draugų. Prisimena tuos, su kuriais galbūt seniai buvo susitikę ir dėl šeimyninių aplinkybių augo vaikai, darbai. Dabar, kada jau daugelis mūsų lankytojų yra neišėję iš darbo rinkos, jie čia gali susitikti, bendrauti, prisiminti. Visų pirma, tai yra teigiama ir gera emocija. 3-ojo amžiaus universitetas – puikiai galimybė realizuoti save, gyventi pilnavertį gyvenimą ir džiaugtis juo. Reikia tik noro. Rugsėjo mėnesį Ignalinoje startavęs auksinio proto žaidimas gruodžio 6 dieną iškilmingai baigtas, paskelbti ir apdovanoti nugalėtojai. Lietuvoje išplitęs ir pamėgtas žaidimo auksinis protas 12 turų maratonas pasiekė finišą. Ignalinoje restorane Žuvėdra į paskutinį žaidimą susirinko 10 komandų, beveik 100 žmonių. Vieną komandą sudarė Švenčionėlių gyventojai, mat jų mieste tokie žaidimai nebuvo organizuoti.
Žuvėdroje buvo išties karšta ir tikrąja, ir perkeltine prasme. Beveik 3 valandas užtrunkantis sudėtingų, įdomių ir painių klausimų lukštenimas, puiki proto mankšta ir prasmingas vakaro praleidimas. Vieną vakaro žaidimą sudaro 5 turai, 4 turuose yra po 10 klausimų, po 2 taškus už atsakymą ir papildomas klausimas vertas nuo 4 iki 10 taškų. Vienas iš 5 turų yra žaibo turnyras po 20 klausimų, kuriems atsakyti skiriama 20 sekundžių. Žaidimams teisėjavo Rytis Kajėnas, kuris klausimus ir atsakymus gaudavo iš Vilniaus prieš pat žaidimą. Jis vertino komandų atsakymus ir juos po žaidimų siuntė į Vilnių. Na, o smagių vakarų vedėjų su pasimėgavimu dirbo Eimantas Ramanauskas. Jis kūrė gerą nuotaiką ir nestokojo humoro. Paskutinėme žaidime apsilankė Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Labas vakaras, gerbimi Auksinio proto turnyro šio dalyviai. Jūs turbūt per šį laikotarpį, aš tikiuosi, kad visi paūgėjot žiniomis, bendravimu ir šiaip maloniai leidot laiką. Aš tikrai stebiuosi, kad tiek daug jūsų čia susirinkę ir šeimomis, ir darbovietėmis. Ir tai yra turbūt gera bendravimo forma. Aš tikiuosi, kad ateityje reikės jums ir didesnės salės tokiam turnyrui vesti. Tai nuoširdžiai sveikinu visus ir organizatorius šio turnyro, ir jūs dalyvius, ir linkiu jums taip tobulėti ateityje, kad jūs iškoptumėte ir aukštesnės lygas turbūt pasiektumėte ir garsintumėte Ignaliną. Gero jums vakaro šiandieną. Pasibaigus paskutiniam žaidimui buvo susumuoti rezultatai ir pasveikinti nugalėtojai. Štai tokia visų žaidimų suvestinė. Pirmąją vietą užėmė komanda Eurošprotai, surinkusi 587 taškus. Antrąją vietą džiaugiasi komanda tie patys – 552 taškai. Trečioji garbinga vieta atiteko policijos asociacijos komandai IPA ir Prieteliai – 548 taškai. Už jų toliau rikiavosi kitos komandos įmantriais ir smagiais pavadinimais. Prizai buvo įvairūs, tai ir knygos, ir saldumynai, dovanų kuponai ir spa procedūros. Komandų nariai džiaugiasi iš visos širdies, atrodė, kad laimėtojai yra visi. Žaidimas sudomino ir nemažai rėmėjų. Tai rajono savivaldybė, mūsų krautuvėlė, laikraštis Mūsų Ignalina, ūkininkas Zigmantas Kajėnas, bitininkas Mindaugas Bridžius, kepykla Šmiki Šmaki, restoranas Žuvėdra. Žaidimo pabaigoje 3 komandoms nugalėtojoms Mūsų Ignalina redaktorius Jonas Baltakis, taip pat aktyvus žaidimo dalyvis, dovanojo laikraščio prenumeratą. Savivaldybės meras ir mūsų krautuvėlės savininkas ir žaidėjas Kęstutis Žemaitis dovaną įteikė žaidimų organizatoriui ir teisėjui Ryčiui Kajėnui, o vedėjui Eimantui atsidėkojo visi dalyviai. Visiems svečiam, dalyviam, gausiai žaidusiems, smagu buvo su jum vakarus leisti. Ir norim atsidėkoti šio renginio vedėjui, tai jūsų visų prisidėti pinigai vedėjui. Tai buvo ne paskutinis žaidimo dalyvių susitikimas šiais metais. Eimantas Ramanauskas gruodžio 29 dieną visus pakvietė į Ignalinos kultūros centrą sužaisti kalėdinėme protmūšyje. Gruodžio 2 dieną Ignalinos krašto muziejuje pristatyta nauja ekspozicija, kurią sudaro senosios maldaknygės, šventųjų paveikslai ir liturginiai drabužiai. Prasmingas ir gražus muziejaus darbuotojų noras, belaukiant šventų kalėdų, atsigręžti į senąją lietuvių rašytinę kultūrą ir religinę istoriją pristatančių ženklus. Muziejuje eksponuojama apie 40 įvairių maldaknygių, keletas mišiolų, psalmynų ir kitų knygelių. Kol kas seniausia yra 1843 metais išleista maldaknygė, kurią muziejui padovanojo ignalinietė Janina Brukštutė. Maldų tekstai vienas ankstyviausių ir pamatinių bažnytinės literatūros žanrų. Pirmos spausdintos maldaknygės pasirodė 16 amžiaus pradžioje.
Lietuviškų maldų kūrimo ir vertimo istorijoje išskirtinai svarbi yra Danieliaus Kleino maldaknygė. Įvairių redaktorių vis papildoma ir redaguojama ji buvo leidžiama iki 20-ojo amžiaus. Vertingos senosios knygos, bet įdomus ir šių dienų darbai. Vienas iš tokių Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos parengta Ignalinos parapijos istorija, kurioje surinkti istoriniai duomenys ir fotografijos. Štai Mamerto Krapausko nuotraukose užfiksuoti namai, kuriuose šventos mišios buvo aukojamos 3-ame praeito amžiaus dešimtmetyje. Taigi galbūt ateityje tai bus didžiulė ekspozicija su įdomiais pasakojimais, o gal sugalvosime ir edukacinį užsiėmimą tą temą. Muziejaus direktorė Renata Veličkienė dėkojo visiems prisidėjusiems prie šios ekspozicijos kūrimo, kvietė ir toliau bendradarbiauti, o pristatymą užbaigė gražiu pasakojimu. Aš paprašiau kūrėjo paimti mano puikybę ir jis atsakė man ne. Jis pasakė, kad puikybės negalima pasiimti. Puikybės galima tik atsisakyti. Aš paprašiau kūrėjo dovanoti man kantrybę ir vėl kūrėjas man atsakė ne. Jis pasakė, kad kantrybė yra išbandymų rezultatas, jos nedovanojama, ji užsitarnaujama. Aš paprašiau kūrėjo dovanoti man laimę ir vėl kūrėjas man atsakė ne. Jis pasakė, kad gali palaiminti mane, bet ar aš būsiu laiminga, priklauso nuo manęs. Aš paprašiau kūrėjo dvasinio augimo. Ir jis atsakė ne. Jis pasakė, kad dvasia turi pati augti. Aš paprašiau kūrėjo padėti mylėti kitus, taip pat kaip jis myli mane. Ir kūrėjas pasakė, pagaliau tu supratai, ko reikia paprašyti. Taigi, artėjant Kalėdų džiaugsmui, aš linkiu jums visiems žinoti, kogi reikia paprašyti. Gruodžio 2 dieną Ignalinos krašto muziejuje pristatyta 3-oji menininko Gvido Koveros fotografijų paroda Tikėjimas, kurioje eksponuojami pastarųjų 7 metų ieškojimai. Autorius, kuris visus sutiko dūdmaišio muziką, sakė, kad ši 3-oji jo paroda gimusi iš kelionių po Indiją ir Nepalą, kur jis atrado save ir kur nuolat sugrįžta kaip į namus. Visas gyvenimas yra tikėjimas, jei netikėsi, tiesiog sugriūsi, sako fotografas, televizijos operatorius, filmų kūrėjas ir muzikantas. Kelionės, vaizdų ir įdomių detalių paieškos jau daugelį metų užima svarbią vietą menininko gyvenime. Fotografuodamas jis tarsi sustabdo įamžiną pačią būtį, pasirodančią įvairiais pavidalais, kartais nustebinančią šviesos šešėlių žaismu. Gvidas Kovera labai įdomiai pasako apie kiekvieną fotografiją, prisimindamas to laiko nuotaikas ir jausmus, pristatydamas rytietišką filosofiją, žmonių gyvenimo būdą, šventes, sudėtingą dievybių sistemą ir apeigas. Tikėjimą menininkas vadina tiesiog ėjimu, kuris įgauna prasmę, kai veda į aukščiau, į tai, ko žmogus trokšta ir nuolat ieško. Aš iš tiesų labai noriu padėkoti Jums, kad Jūs iš šito plataus pasaulio, tokia didžiulė, kur ten milijonai ir milijardai, atvykote į šią mūsų tokią kuklę ir nežymę vietelę. Tai labai žymi vieta. Jūs turit Ladakalnį, tai yra svarbiausia Lietuvoje vieta. Taip, Lietuvai. Taip. O dar noriu padėkoti, kad Jūs dalinatės su mumis savo išgyvenimais, savo patirtimis, savo šviesiomis mintimis, savo kūrybą. Reikia padėkoti Jums už tai, kad Jūs primenate mums, lietuviams, kaip mes turėtume tarpusavy bendrauti, kurioje vietoje mes turėtume pasitaisyti, geriau apgalvoti savo poelgius, na ir taip toliau. Tai šioje vietoje tikrai mes esame Jums labai dėkingi. Labai norėtume tokių žmonių matyti pas save daugiau. Parodos autorių sveikino ir už įdomią parodą dėkojo savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimanta Vilčinskienė ir muziejaus direktorė Renata Veličkienė. Na, o autorius visus dar pakvietė pažiūrėti filmą Debesų avys, kuriame, nors filmuota ir Lietuvoje, užfiksuota stebėtinai daug rytų filosofijos detalių.
Ramaus, neskubaus ir labai paprasto gyvenimo tekėjimo, mėgavimosi smulkmenomis ir kiekvieną akimirką. Kalvystė vienas iš seniausių amatų, tačiau galima sakyti, kad šiandien šis amatas tarsi atgimsta. Tai liudija ir Linkmenėse surengta net 4 šioje seniūnijoje gyvenančių kalvių – Jono Mačiulio, Povilo Noreikio, Raimundo Žievio ir Gintauto Snieškos darbų paroda. Linkmenų seniūnyje, garsėjanti čia gyvenančiais meniškos prigimties žmonėmis ir senųjų amatų puoselėtojais, gali didžiuotis net 4 čia gyvenančiais kalviais, garsėjančiais savo darbais. O seniūnas Jonas Alekna džiaugiasi, pagaliau įgyvendinęs jau seniai puoselėtą mintį surengti kalvystės darbų parodą. Mintis čia jau mūsų rutuliojama seniai yra, nes turim savo krašte įvairių sričių menininkų. Taigi anksčiau buvom surengę šventę visų menininkų ir drožiančių, piešiančių, siuvančių, audžiančių, kalančių, o šiais metais sugalvojam. Ir čia, kadangi yra plaktukų muziejus, tai yra kalimo pradžia, tai sugalvojam vien mūsų seniūnijoje esančių kalvių dirbinių pristatymą. Tai mes norim pasirodyti, pasidžiaugti, vieni kitiems pasirodyti menininkai ir pasidžiaugti, ką turim. Sakoma, kad dabar senas kalvystės amatas išgyvena tikrą atgimimą, tačiau vargu ar rastume kitą seniūniją, kurioje būtų tiek šį amatą puoselėjančių meistrų. Tačiau surinkti kalvių darbus ir surengti parodą nebuvo paprasta. Kas yra gal prasčiausia, kad jų dirbiniai dažniausiai būna iškeliavę per kitur, padovanoti ar parduoti, bet jų namuose yra labai mažai likusių dirbinių. Taigi iš paskutinių čia yra surinkta tiek, kiek kas turėjo, kiek sugebėjom. O surinkti pavyko nemažai. Visi 4 kalviai – Jonas Mačiulis, Povilas Noreikis, Gintautas Snieška ir Raimondas Žievys – turi ką parodyti. Nors visi patvirtino, kad darbai pas juos neužsiguli. Jeigu važiuojat per Linkmenų Naujasožę, ten daug darbų matosi pakelės ant sienų. Padovanota. Ne visus darbus ir atgabenti į šią parodą įmanoma. Pats rimčiausias, mieliausias darbas – kiemo vartai, bet tik nuotraukas galiu parodyti. Sakė ne vieną sodybą papuošęs, bet savo darbais girtis nelinkęs Povilas Noreikis. Mano tokie gal paprastesni visi šitie darbai, kitų, kurie, kai Raimondą arba Mačiulę Mikalovą, jau specifiniai, jau kalviški daugiau. Mano, sakau, tokie šaltkalviški daugiau. Tokia čia kalvystė, mano daugiau tokia. Kalvystė, šaltkalvystė, suvyrinta daugelis tokių detalių. Kai išėjau pensijon, tai taip jau anksčiau, tai paprasčiausiai nebuvo laiko tam, dabar šiek tiek yra laiko. Reikia padirbėti, jeigu kas nors padaryti ir reikia pamojuoti plaktuku. Patiems kalviams įdomu apžiūrėti kitų darbus, palyginti su savais. Nemenko jų susidomėjimo sulaukė Gintauto Snieškos pagamintas šautuvas, iš kurio beje ir iššauti galima. Čia šautuvas yra padarytas draugui gimtadienio proga. Medžiotojas, tai galvojau, ką padovanoti, tai padariau jam šautuvą. Ir sujungėt ir medį, ir metalą? Taip. Gintautas Snieška bene jauniausias šio 4 kalvis. Kalvystės ėmęsis prieš 5 metus. Seniau, aišku, su medžiu užsiminėdavau, bet labai rūpėjo pabandyti ir su metalu padirbti. Ir patiko, pradėjau dirbti. Nors kiekvieno kalvio darbai kitokie, saviti, jų autorius jungia meilę metalui. Ir tai ne šiaip žodžiai. Aš pas savo dirbtuvėlą nueinu, pažiūrėt, man jau ramu. Man jau linksma, o tiesiog man metalas kvepia. Sakė vyriausias kalvis Jonas Mačiulis, šio amato išmokęs iš tėvo ir besiverčiantis juo jau 60 metų. Seniau kaustydavom arklius, vežimus, roges, ratus traukdavom, technikų, kombainus tvarkydavom, traktorius, supranti. A dabar lieka tik tokie darbai. Man daugiausia traukia kryželiai, tokie liustra visokie, menkniekai. Be kalvių, kurie kaustė arklius, kaldino pasagas, vinis, tvarkė padargus, gamino ir taisė metalo dirbinius,
Nuo seno buvo neįmanoma apsieiti. Bet yra ir kita kalvystės pusė. Greta kasdienėje buityje būtinų daiktų, kalviai nuo seno kūrė ir meniškus metalo dirbinius. Turbūt nerastume ne vieno miesto ar miestelio, kurio nepuoštų nagingų kalvių darbai. O šiandien, kalbėdami apie šio amato meistrus, turbūt pirmiausia juos pavadintume meniškos sielos žmonėmis, galinčiais prakalbinti net metalą. Visada jau nuo jaunų dienų pamatydavau kalvystės darbus, kažkas kutena viduje, galvoju, kaip gražu. Net negalvojau, kad kada kalsiu, bet galvojau, kad kaip čia įsigyti. Paskui gal prieš kokių 15 metų giminaitis sako, turiu priekalų, jeigu reikia, parduosiu pigiai. Galvoju, ko aš sudarysiu su to priekalu. Nu, gerai. Kalvystės pradžią prisimena Raimondas Žievys, kurio darbai dabar gan plačiai žinomi. Amato paslapčių jis mokėsi pas Vilniuje gyvenantį kalvį. Studijavo Dailės akademijoje. Pirmas darbas, jo geriau neprisiminti, negražus. Negražus. O kas tai buvo? Net neatsimenu, kažkokie tai kringeliai negražus, nesupranti, nesigauna, neklausa metalas, nesupranti. Taigi reikia patirties, visur patirtis. Kali, tai žiūri, kad ne taip gaunasi, kaip nori. O koks buvo jau tas pirmas darbas, kur jau pats buvot patenkintas, kad jau gerai? Gal pirmą rožę, kad dabar turiu namuose, žmonai padovanojau. Mane traukia daugiausia menas ir traukia paslaptis. Padaryti kažką tai, kad dirbi ir atrandi kažką tai kaip ir paslaptį. O amatas, tai, dabargi nereikia visokių tų ūkinių, mažai reikia ūkinių. Atvažiuoja, būna ir ūkininkai, tai arkliam vagelį kokį užries, tokį arklio nepakaustyčiau nemoka. Įdomiausia daryti tai, kas dar nebandyta, sako Raimondas Žievys, kuriam kalvystė tapo pagrindiniu darbu. Kai gaunasi tas pirmas nežinomas darbas, tai tokia palaima, džiaugsmas. Bet paskui neįdomu, jau kartotis neįdomu. Ar skaičiavot savo darbus? Skaičiavau kažkur 18 begalybių gal. O pats mieliausias yra? Pats mieliausias? Tai gal pats mieliausias dar nepadarytas darbas. O kalvė ir kalvystė patraukė ir Raimondo Žievio jaunėlį sūnų Motiejų, kuris ne tik domisi tuo, ką daro tėtis, bet ir pats jau mojuoja kalvio plaktuku. Tai kalant dažnai ateina. Gal reikia net išprašinėti iš kalvės, kad eik, tu nesmaišyk. Bet jau žodžiu, tokį saldainį, jam padaryti toks saldainis, tai jau sugeba, pats pradeda ir padaro. Tai ar seniai tu jau bandai kalt pats? Nežinau. O patinka? O kas tau labiausiai patinka, kai tu į kalvę nueini? Saldainiai. O ten kalviai kas įdomiausia? Kai geležis kaista, ar pabandyti pakalt pačiam? Kas tau įdomu, kas patinka? Pabandyti pakalt. O tai kiek jau esi tokių saldainių padaręs? 10. O tik saldainius bandėjai daryti ar dar ką nors? Tik saldainius, bet anksčiau, kai darydavau, tai man irgi nesigaudavo. O dabar? Dabar gaudavas. Kalvystė ypatingas amatas. Jo neišmoksi iš nuotraukų ir neperskaitysi apie tai knygose. Tad kalviai džiaugiasi, kad ši paroda dar viena proga susitikus pasidalinti šio amato paslaptimis. Na, aišku, kitų, kaip tu čia kališ, ką tu čia darai, taip pakalbėti, susitikti ir žymiai įdomu. Gražu daiktų pridaryta visokių. Galima pasisemti ateičiai dar geresnių. O kaip matai gražus, galima dar gražiau padaryti. Kurį laiką veikianti paroda jau susilaukė linkmeniškių dėmesio. Čia yra į ką pažiūrėti. Ir, aišku, menininkai gali savo dirbinius ir parduoti, kuris kam patinka. Čia viskas yra sutariama. Žmogui gyventi reikia. Na, o šita paroda, kiek jinai dar veiks, ar galima ją dar aplankyti? Galima, dar kurį laiką veiks, gal ir iki Kalėdų. Pavykusių renginių, subūrusių Linkmenų seniūnijoje gyvenančius kalvius ir leidusių pasigrožėti vienoje vietoje surinktais jų darbais, džiaugiasi seniūnas Jonas Alekna.
Kitą savaitę Ignalinos kultūros ir sporto centras kviečia į renginius. Gruodžio 15 dieną 12 val. Jauniesiems ignaliniečiams Zarasų kultūros sporto centro šventinis koncertas pasaka LLL – ledas, lietus, laivas. Bilieto kaina 1 euras. Gruodžio 16 dieną 17 val. Vyks jau tradicinė tampanti kalėdinė šokių ir dainų šventė vaikams. Kaina 1 euras. Gruodžio 17 dieną nuo 10 val. Vyks kasmetinė kalėdų mugė, kurioje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai, kulinarai ir prekybininkai atvykę iš visos Lietuvos. Gruodžio 18 dieną 15 val. Patys mažiausi ignaliniečiai ir jų tėveliai kviečiami į smagę ir jaukią adventinę popietę mažiesiems Seku, seku pasaka. Šis renginys nemokamas. Tiek šį kartą. Dėkojame, kad buvote kartu. Iki susitikimo po savaitės.